Lekavičius podcast. Čia dalinamės įžvalgomis apie technologijas, verslą ir vadovavimą, bei nuolat ieškome atsakymų į klausimą, kaip tapti geresnę savo versiją. Labas. Ačiū, kad įsijungi podcastą. Šiandien nekantriai noriu pristatyti podcasto svečią Moniką Sviderskę. Marketingo ir Web3 ekspertai, įspūdingais greičiais augančios kripto marketingo agentūros Caliber įkūrėja ir vadovė, tikra energijos, greičio ir ambicijos bomba. Šiame pokalbėje Monika dalinosi apie Web3 tendencijas, dabartį ir ateitį, iš esmės nuo dabartinės Web3 ekosistemos apžvalgos ir ateities prognozių iki kripto marketingo, agentūros vystymo, konkrečių projektų bei svaiginančių karjeros trajektorijų. Labas, Monika, sveika atvykus. Labas, ačiū, kad pakvietei. Ačiū, kad pakomentavai. Mes kaip tik ir kalbėjom, kad šitas pokalbis mūsų yra inicijuotas keleto žinučių LinkedIn'e ir tokio apsimetimo keliais tokiais sakiniais, kad iš tikrųjų apie tas temas, apie kurias šiandien kalbėsim, turinio lietuviškai beveik nėra. Taip, būtent. Arba yra labai mažai. Taip. Ir iš tikrųjų yra labai įdomu. Tai būtent nuo to iš tikrųjų ir norėčiau pradėti, nes sužinojau, kad dar net 3 mėnesių nėra tavo agentūrai, Caliber. Ir orientuojatės į Web3, tas yra pakankamai aišku, bet man yra įdomu, kur yra jūsų tas toks išskirtinumas, toks killer advantage ir kuo jūs esate tokie ypatingi savo klientam. Ačiū už klausimą, labai bus įdomu papasakoti, nes aš pati kripto marketingė, kitas terminas Web3 kripto, tai esu daugiau negu 4 metai ir mane būtent ir sužavėjo tas galėjimas vystyti marketingą kitaip. Tie patys principai, tie patys įrankiai, tos pačios priemonės ir realiai, vadinkim, marketingo gal psichologija, kaip tokia irgi viskas yra tas pats, bet auditorija, kuriai tu tą komunikuoji ir kaip tu sukombinuoji įrankius yra visai kas kita. Tai mane sužavėjo būtent ta galimybė būti kažkur pirmai, negu toliau, kaip čia gražiau išsireikšti, maltis tarp tų pačių marketingistų, tos pačios auditorijos, komercija, pardavimai per elektroninę reklamą, karuselės Facebook'e, ta prasme ir taip toliau. Man viskas buvo jau atsibodę ir norėjau gal kažko tai kito ir drįsau žengti šitą lauką, į kurį iš tikrųjų žmonės, marketingistai konkrečiai prisibijo įlysti, vien dėl to, kad koks yra tas suformuluotas stereotipas apie šitą industriją. Kodėl pasišoviau kurti agentūrą, tai kad grubiai idėją nešiojausi jau apie metus laiko, kad noriu, kad mano kripto marketingo karjeros toks kaip ir galutinis taškas, kita artimiausia stotelė, pavadinkim, yra būtent mano agentūra, nes ir jaučiausi išaugusi būtent tą vadinamą CMO rolę, norėjau to jau kitokio to challenge, jau valdyti komandą, pati priimti klientus ir dėl būtent to dalyko, ką tu turėjo omeny killer advantage, tai specializacija, nes marketingas kripto irgi yra lygiai toks pat platus. Jį galima vystyti arba pagal sritį Web3, tarkim AI, Metaverse, GameFi, DeFi ir taip toliau, bet lygiai taip pat galima apsiimti marketingo sritis, kuriuose tu tik tais dirbi. Tai mūsų atveju būtent mes taip ir padarėm. Aš kartu su kolegom po ilgų tokių, pavadinkim, diskusijų mes identifikavom 5 vertikalės, kurios jeigu projektas vysto arba kombinuoja nors kelias iš jų, nenori matys augimo rezultatus. Lėtesnius, greitesnius, bet augimas bus. Tai mes specializuojamės būtent strategijoje ir taktikose, kad būtent kaip tą didįjį paveikslą sudėti laike ir kaip paruošti kampanijas, kad kitaip sakant, projektas žinotų, kas toliau, nes dėja labai daug kripto projektų daro viską tiesiog vabank. Sugalvojau, išmečiau, sugalvojau, įdėjau tweetą tokį ir niekas pradeda nebesirišti. Ir kartais, kai įsijungi projekto, tam pavyzdžiui, tą patį Twitterio akauntą, kurio lietuviai nelabai naudoja iš tikrųjų, bet tai yra pagrindinis kripto kanalas. Kartais atrodo, kad tam vienam akaunte vyksta 5 skirtingos istorijos, 5 projektų gyvenimai. Vien dėl to, kad komunikacija nesisieja. Tai mes tikrai dirbam su strategija, kas be ko influenceriai. Mes juos galim mylėti, mes jų galim nekęsti, bet be kripto vadinamai KOLs, Key Opinion Leaders, be jų niekaip nei iš vietos. Tai mes juos ne tik, kad kaip čia pritraukiam į projektus, kad su jais būtų dirbama, mes taip pat juos dar ir menedžinam, kaip mes sakom, kad jie pagal užsakytą paslaugą būtų atitinkama ir kokybė, plus tie turinio vienetai būtų išvesti laiku ir panašiai į eterį. Dirbam su partnershipais irgi, nes tai yra vienas geriausių dalykų projektui pasileisti į eterį, kad validuotų jų būtinybę industrijoje. Be partnershipų tu, kitaip sakant, neįrodai savo vertės, savo naudos, savo to produkto ir paslaugos
duos naudos industrijai, tai rodai savo būtinybę, kitaip sakant, kad vat, kažkas iš šono, ne tu pats, validuoja, kad tavęs reikia, kitaip sakant, ką tu, kuri yra įdomu ir naudinga. Kas be ko turim ir community growth. Mano giliu įsitikinimu, jeigu projektas neturi savo bendruomenę, savo community, nėra projektų. Jūs tiesiog neturit savo ambasadorių, nėra žmonių, kurie neš tą žinią, tas fundamentals, kaip mes sakom apie projektą, ant ko jis stovi, koks tas pamatas yra. Ir galiausiai paskutinė vertikalė tai yra socialiniai tinklai. Iš dalies palenda po strategiją ir po taktikom, bet kaip tai yra kaip atskiras kanalas, nes tą patį Twitterį mes traktuojam kaip tokį, aš tai vadinu bulletin board. Twitteris yra geriausia vieta susigaudyti, kas vyksta projekte. Jeigu ateini ir matai, kad ten paskutinis postas buvo prieš savaitę, kažkas negerai. Arba labai matai didelius tarpus tarp tų tweetų ir panašiai. Irgi kažkas yra negerai. Arba neturi viduje resursų, arba neturi pakankamai to suplanuoto turinio, nežino, kaip komunikuoti, kam komunikuoti, kokią žinutę konstruoti. Taip yra įdomu dirbti čia, nes visi projektai, visos komandos, kurie stato savo sprendimus Web3 industrijai, jie yra unikalūs. Jų tiesiog standartiniam mūsų kasdieniniam pasauliu nesutiksi tokių dalykų. Tai vien dėl to yra labai įdomu gilintis ir suleistis šaknis čia, taip turbūt geriausiai išsireikščiau. O kokie būtų dar skirtumai, nes labai įdomi iš tikrųjų frazė, kurią tu paminėjai, jog veikia tie patys principai marketingo, bet šiek tiek yra pritaikoma kitaip. Vienas iš dalykų, ką aš jaučiu ir ką tu paminėjai apie community, tai tikriausiai irgi yra, kad paprastai galbūt taip nėra stipriai akcentuojamas, yra kažkoks, community svarba, bet kiek man pačiam teko susidurti ar stebėti, tai, be community labai iš vis sunku yra išvažiuoti, nes, kas kleis tą žinutę, kas to tokia credibility suteiks, kad, mes galim turėti influencerius, bet kartu reikia, tokios, true fans, tokios masės fanų, ne? Kokių dar galbūt yra tų skirtumų, arba tų vietų, kuriuose, klasikiniai kažkokie metodai yra, unikaliai pritaikomi? Tai iš principo viskas prasideda vieno to, kokiai auditorijai tu kalbi, kokį tu jai komunikuoji, nes jeigu mes pratę mūsų, vėlgi tam kasdieniam pasaulyje, aš vadinu tradiciniu to Web 2, kitaip sakant, tai mes čia esam vežami e-komercijos labiau principų reklamų, karuselių, kur yra buy now mygtukas, arba ten, kad įlysti į tą jau konkretų skelbimą rūbo, dar kažko, tai ką algoritmas pagavo, kad jūs domitės, tą jums ir rodo. Kripto yra visai kas kita, žmonės eina į tą industriją, paprastas tas regular user, kitaip sakant, jis eina tenais dėl visiškai kitokios vertybinės bazės, jis ieško privatumo, anonimiškumo, visa decentralizacija leidžia tau būti owneriu to, ką tu sukuri, kokį kontentą tu kurtum, kokį tu turinio vienetą be paleistum į decentralizuotus priemonės, tai yra tavo. Tai tas ownership rights, kitaip sakant, arba visas tas, kad mano duomenys yra mano duomenys, jie yra privatus ir kol aš neleisiu, jie nebus išleisti į eterį. Tai yra, kitaip sakant, jeigu mes Web2 turim didžiulės kompanijas, Amazoną, Meta, turim, kurie renka duomenys apie mus ir taip generalizuoja tada kažkokius profilius ir panašiai, ką mums rodyti, o ko ne, Web3 mes to neturim. Mes esam patys savininkai savo duomenų, mes galim save atskleisti, galim neatskleisti, tai yra visiškai mūsų pasirinkimas, žmonės gali žinoti mano vardą, gali nežinoti, bet vėlgi tai yra mano sprendimas, ar aš tą informaciją noriu paviešinti ir panašiai. Ir pats tas, kad žmonėms principas yra pagrindinis, neturim jokių tarpininkų. Tarkim, geriausias pavyzdys visada yra bankas, absoliučiai, nes yra lengviausia suprasti. Aš turiu sąskaitą banke, kuriame laikau savo pinigus, bet aš jeigu norėsiu padaryti transakciją kažkam tai kitam, jeigu bankas neleis, man tie pinigai niekur nenukeliaus. Jie gali įšaldyti, gali sustabdyti mano pavedimą ir visa kita. Kripto taip nevyksta. Mes turim tiesiog savo identifikacinį walleto numerį, seriją skaičiukų, kurie nusako, kad yra mano piniginė, aš tų piniginių galiu turėti tiek, tarsi belė kiek, ten 50, kiek aš tik norėčiau. Ir tik tas simbolių ta seka nurodo, kad tai yra mano adresas ir man užtenka šitą adresą nurodyti ir pasakyti, kokia tai yra grandinė, kad man kažkokius pinigus pervestų ar panašiai. Ir nėra jokių tarpininkų, aš pati susimoku ten tą gas fees mokestį ir that's about it. Tai tas nepriklausomumas, neatskaitomybė kažkam, tai žinojimas, kad mano duomenys ten nekeliauja kažkam į kišenį, iš ko ten ta pati Meta uždirba pinigus ir panašiai. Čia ir yra visa
pavadinkim, vertybinis pamatas žmonių, kurie čia sukasi ir, aišku, yra visokių, bet pagrindinis momentas yra būtent tai, kad šitie žmonės vertina visiškai kitokius dalykus ir jie dėl to renkasi būti Web3 auditorijose, communities būtent ir taip toliau. Tai čia būtų turbūt vienas esminių skirtumų. Kas liečia priemonių skirtingumą, marketingo konkrečiai, tai mes turim realiai visas tas pačias priemonės at our disposal, kaip aš sakau. Aš galiu naudotis PR-u, aš galiu dėti reklamą, jeigu aš noriu, aš galiu užsisakyti tos pačius influencerius ir panašiai. Netgi drįsčiau teikti, kad influenceriai kripto turi ženkliai didesnį poveikį ir galę negu mūsų tie tradiciniai, standartiniai influenceriai iš Instagramų ir panašiai. Kur skirtumas yra, pavyzdžiui, labai įdomus momentas yra su PR-u ir su paid adsais. PR-as yra labiau dėl higienos. Jisai nėra tam, kad įkurti savo kažkokį tai pro įvaizdį, reputaciją sukurti ar dar ką, kaip pas mus. Verslo žinios įdėjo straipsnį, pane. Yes! Ten iš karto, tarsi visi laimingi ir žino, kad tai yra pliusas į kišenę. Kripto tai yra labiau tiesiog susipirkti slotus tam tikrose media outletuose, kad po to būtų galima įsidėti į website as seen in tai yra ir susidėti tos logotipus, kad galėjot mumis ten matyti. Tai toks labiau checkmarkas tiesiog užsidėti ir viskas. O kas liečia paid adsus, tai mano giliu įsitikinimu priklausomai nuo to, kokiu momentu tai yra naudojama, bet jeigu yra tiesiog metama vardan to pinigai į paid adsus, kad matomumą užsitikrinti, tai taip neveikia. Kripto žmonės labai gerai žino, kad paid ads yra paid ads, jie yra mokami, tai yra tiesiog tam, kad įbrukti kažkam tai į veidą tą ten žinutę, naujieną, you name it. Plus mes turim labai daug apribojimų, kas liečia perkamą reklamą. Jeigu nori GDN naudoti Google reklamą, tai turi licenciją išsiimti. Jeigu nori Twitter'e pasileisti campaigną, tai tu turi irgi atitinkamai nepažeisti sąlygų, jokių ir panašiai, jokių ten financial advice nieko, kitaip banas iš karto tavo account ir panašiai. Bet kas yra įdomu, kad žmonės kripto žiūri tą mokamą reklamą kaip mokamą reklamą, jie tiesiog ją proskrolina iš principo. Dėl to, kai kalbam su klientais, aš labai dažnai sakau, kad stipriai pagalvokit apie paid adsus, ar aš labiau tai traktuoju kaip tą vadinamąjį boosterį. Jeigu mes turim kažkokią kampaniją, kur yra struktūruota tam, kad užauginti community, aš paid adsus įdėsiu kaip papildomą priemonę, o ne kaip pagrindinę, kad ant jos išvažiuoti su kažkuo tai, nes pas mus, pavyzdžiui, Web2, pavyzdžiui, komercija kokia, ne, ten rūbų brandas pasileidęs Facebook'e paid adso reklamą karuselę, kur ten 30 rūbų prikrauda, tu tik scrollink ir ten, jeigu kažkas patiko, įsijungsi, tai yra būtent tam, kad pardavimų skatinimas vyktų. Kripto tai yra labiau kaip ekstra priemonė, kažkokią tai žinutę galbūt labiau praplėsti į didesnę auditoriją ir viskas. Tai yra būtent tas skirtumas, kad priemonės tos pačios, bet kaip tu jas naudoji, kokioj kombinacijoj, kaip dažnai, su kokiu finansiniu biudžetu, labai skirtingi dalykai. Bet dėl to ir yra įdomu, nes marketingistam tai yra nauja smėlio dėžė. Ir tu kaip ir ateini su tuo senu savo know-how ir išsilavinimu, bet tai yra neišbandyta terpė, kaip aš sakau, ir gaunasi, kad visos lemputės užsidega smegenyse iš naujo, kad viskas, ką tu iki šiol žinojai ir bandai, pasirodo, yra kitas būdas, kaip tu dar gali visą tai panaudoti, nes tiesiog kitokia yra auditorija. Tai čia ir visas žavesys, bent jau man asmeniškai. Ir galim sakyti, nėra jau tiek daug historical data, kad galėtum sakyti, čia prieš 10 metų buvo kažkoks geras kampeinas, galim galbūt kažką padaryti, kad tiesiog nebuvo tokių dalykų. Pas mus per greitai sukasi viskas. Aš galiu ištraukti kampeiną metų senumo ir man sakys, kad yra too old. Negalima pagal tai vadovautis net. Tai nes viskas cikliška, viskas nuo bull marketo, bear marketo priklauso, kas tiko bull markete praeitam, nereiškia, kad tik šiam, dabar vykstančiam. Tai labai viskas yra, netgi sakyčiau, padieniui. Kas buvo šiandien, rytoj nebūtinai gali tikti, nes atsirado koks nors ten iš niekur išlindo grandiozinis protokolas su visą apverčiančių, sprendimų industrijai. Ir viskas kaip su AI-um atsitiko, ar ne? Nebuvo. Staiga AI-us atsirado iš niekur kaip integracija į blockchainą, net senai egzistuojantis projektai, protokolai staiga rado kampą, nors net neturėjo savo white paperyje, net jo smart kontrakte nebuvo jokio kampo apie AI, iš kažkur staiga atsirado AI-us. Vien tam, kad visi liktų on the trend, visi šoktų į tą bandwagon, kaip sakau, kad išlaikytų savo matomumą, tą relevancy, kitaip sakant, ir staiga naujo trendo metu
neliktų kažkur tenai šešėlyje, nebūtų užpūsti dulkiam ir taip toliau. Tai vat, tas labai ryškiai pasimatė automatiškai. Čia bendrai kalbant apie trendus, visą laiką mes ten turim nuo senų laikų big data, metaverse ir ką tik tai nori. Ir dabar irgi tas powered by AI, tai yra duoda tokį kaip mažą verification button, kad maždaug, mes čia kažką su tuo AI darom. Checkboxas, tiesiog checkboxas. Nelabai kažką žinom, bet, maždaug kažkas yra. Čia lygiai tas pats variantas, kai 4 ChatGPT išėjo ir kiek daug tokių pirminių startupų, kurie ten buvo kelis mėnesius tik tai besigyvuojantis, buvo, maždaug visas jų business modelis buvo iššluotas, nes tiesiog, štai, ChatGPT 4 jau leidžia savus GPT rašyti ir ten treniruoti modelį ir tau nebereikia ten turėti, nežinau, šunų dresūros chato, nes, žinai, gali tu tokį pasidaryti pats pagal tai, kaip tau įdomu ir panašiai. Bet užsiminėjai apie marketą ir bendrai apie tokius trendus. Taip. Tai kokius šiuo metu pastebi trendus, kuriuos aktualu būtų žinoti tiem, kas veikia tam Web3, ar ne, kas kažką daro su kripto ir kas galėtų būti, žinai, tokie signalai, ką vertėtų atkreipdėmėsi. Jo, tai pagrindinis tai faktas AI šiuo metu. Baisiai daug pasileidinėjo projektų, kurie ypatingai, pavyzdžiui, Octavia AI arba GT Protocol ir panašiai. Tai yra projektai su AI-jaus integracija, kurie vieni jums leidžia susidėlioti savo tradingo strategijas. Jeigu jūs mėgstat patradinti kripto ir panašiai, tai jums yra dabar AI-jaus asistentas, kuris už jūs sudėlios strategiją, pasiūs notification ar dar kažką, ar netgi galima sudėti komandas tam AI-jaus asistentui, kad už jūs tam pardavimus padarytų ir taip toliau. Jeigu jūs ant tiek pasitikit. Kiti vis dar to nepaleidžia ir kiti iš smagumo, iš intereso pabando ir pasižiūri, tai AI-jus kaip toks, jisai irgi tikrai labai, labai stipriai atrado savo vietą kripto ir vis daugiau projektų pasirenka šitą, bet iš vienos pusės man atrodo, kad vėlgi tai yra tam tikras industrijos stumimas šito naratyvo, nes atsigręžiant į VCs, ar ne, į venture capital fondus, jie seka palei trendus. Jeigu tu esi projektas, kuris, pavyzdžiui, daro GameFi ar panašiai, tai tikėtina, kad jeigu šalia atsistojo AI-jaus protokolas kažkoksai, tai labiau tikėtina, kad jam skirsta finansavimą, negu kad tau duos kažkokį tai tiketą. Tai yra šitas momentas, bet jo, numeris 1, tai tikrai sakyčiau, kad AI ir visus šitos metus jisai važiuos. Antras trendas, aš sakyčiau, būtų real world assets. Dabar vyksta toks įdomus judėjimas, fizinių objektų skaitmeninimas ir išdalinimas į vos ne NFTs, tas fractionalized NFTs mada ir panašiai. Tai perėjom tą etapą, kai šiaip NFTs naratyvas biški dabar tokiam šešėlyje ir nėra, nepasakyčiau, kad geriausias dienas išgyvena, bet jisai toks tarsi transformaciją patyrė ir mes perėjom į real world assets momentą. Galima suskaitmeninti vos ne bet kokį objektą ir jį išdalinti į smulkesnius vienetus. Man visą laiką fainiausias pavyzdys šito yra ir dar ahead of its time, netgi galima sakyti, kai Sotheby's darė nepriklausomybės akto NFT išpardavimą ir tai buvo kaip vienas objektas, bet kas įdomu atsitiko, tarsi žmonių auditorija su crowdfundino sumą pinigų, kad padarytų savo pasiūlymą, savo bidą, kad nusipirktų tą suskaitmenintą nepriklausomybės aktą. Aišku, atėjo kažkas ir permušė milijardierius, bilionierius, bet pats tas momentas, kad daug žmonių galėjo susimesti į vieną bendrą biudžetą ir tarsi vieną objektą įsigyti, tai dabar mes matome atvirkščiai. Vienas didelis objektas virksta į daug skirtingų elementų, kažkas gali įsigyti pigesnį, kažkas dar gali užbidinti daugiau, bet daugiau žmonių gali įsigyti tą vieną objektą, nes jau yra technologija ir galimybė jį susmulkinti ir skaitmeninėje erdvėje ir dar netgi pasidaryti pliusą, nes auga vertė. Tai čia toks antras trendas, kurį aš dabar pastebiu ir pakankamai daug projektų irgi pradeda suktis į šitą momentą. Netgi yra atskiras išleistas thesis dokumentas Outlier Ventures. Atskirą ilgą dokumentą parašė apie tai, kaip tai pakeis visą pasaulio ownership rights ir taip toliau. Nes žmonės labai dažnai galvoja, kad NFTs tai yra tiesiog right click save as ir turiu paveiksliuką ir viskas, bet už to stovi ženkliai didesnė ir kitokia tiesa, pavadinkim, kad aš
aš tikiu, kad NFTs nebūtinai tokiu formatu, kaip yra šiandien, kad tai yra gražus paveiksliukas, kurį aš įsigyju ir jis yra vienintelis ir toks unikalus, bet aš esu jo owneris. Anksčiau ar vėliau mes jau dabar matom, kad atsiras identifikacijos technologija per NFTs, kad susiesim identitetą žmogaus tapatybę su tuo objektu, kurį jis įsigijęs ir yra savininkas. Tuo pačiu tai yra ownership rights nustatymas irgi lygiai taip pat. Neatsimenu tiksliai laikrodžio brando, bet yra prabangi linija šitų premium laikrodžių, kurie šalia fizinio laikrodžio dar padarė jo NFTs versiją. Tai jeigu tu įsigyji fizinį laikrodį, su tavim keliauja ir NFT automatiškai ir tai tave irgi lygiai taip pat galima identifikuoti. Man čia vieni mėgstamiausių tokių pavyzdžių ir aš apie juos labai dažnai pasakoju, nes man tiesiog tokie geriausiai paaiškinantys viską. O daugiau, man atrodo, kad GameFi'us mato savo pakilimą irgi iš naujo, nes bear marketo metu tikrai buvo liūdesys, tiesiog atrodė primirusi tema, niša visoje Web3 industrijoje, bet vien dėl to, kad GameFi'us iš principo yra ilgo proceso projektai. Tai nėra paleidau šiandien, už 3 mėnesių bus tokenas ar dar kažkas. Tai ne taip vyksta geimai. Geimams reikia labai daug development resursų, reikia žiauriai daug ne tik inžinierių, developerių, bet ir pačių tų dizainerių, visų iliustratorių ir panašiai. Jeigu tu gamini gerą kokybišką daiktą, tai gali užtrukti ir 2 metus ir net ilgiau. Tai iš vienos pusės bear marketas kaip ir puikus metas buvo tam vystytis ir tam daryti, bet kažkodėl tai nebuvo to šviesos pakankamos. Bet kiek aš matau, bent jau mano subjektyvia nuomonė iš to, ką aš stebiu industrijai, atgimsta iš naujo GameFi'us, iš to bear marketo tilaus bildinimo kyla visiški, net nemoku paaiškinti, bet nuostabios kokybės kūriniai, žaidimai, kurie dar už savęs plus turi labai įdomius monetizacijos modelius, nematytus, kur galima kalbėti apie būtent NFTs, pavyzdžiui, pernešimą iš vieno žaidimo į kitą, nes jie jungiasi į bendrą ekosistemą, tai nėra tiesiog žaidimas savo, bet yra tiesiog jungiamasi žaidimų ekosistemos iš principo jungiasi viena su kita ir aš galiu persinešti, ką vienam nusipirkau ten kažkelintą kitą ir galiu naudoti lygiai taip pat. Tai man atrodo, tas irgi pradeda išvysti naują pakilimą iš pelenų. Kaip manai, kaip greitai bus šis tokia adaptacija tokiai, kaip čia, didžiai žmonių daliai, nes mes dažnai kalbam apie, ir brėžiam, tas ribas tokias, kad tikrai čia yra Web2, čia yra Web3, čia yra tokie, linkę inovuoti žmonės ir priimti tas inovacijas, kurių vis tiek, palyginus, nėra toks didelis procentas. Dažnam žmogui susiejimas su Web3 būna kažkuria tai dalim per finansus ir ten visi yra girdėję Bitcoiną ir dabar jau turim ETF-us ar ne Bitcoino ir tas tampa vis labiau prieinama, bet man yra įdomu, kiek tau irgi tenka susidurti galbūt net tokių, rinkos pernešimu ir žmonių tokių, to saugumo kūrimu ir bendrai parodymu, nes taip žaidžiant tokių velnio advokatų, aš esu irgi girdėjęs ir su Miku, kuriuo kalbėjom prieš tai, kalbėjom apie tai, sakom, kiek čia yra, sprendimų kūrimas neegzistuojančiam problemom. Ir man labai įdomu yra tavo nuomonė, tokia trendas irgi toks didžiosios visuomenės judėjimas ir atrandant tas galimybės ir atrandant privalumą ir privatumą ir visus kitus privalumus. Aš manau, kad tas vadinamas mass adoption įvyks tada, kada mes nustosim klausti, kas yra Web3. Elementariai. Nes kol mes klausim, tai ir identifikuoja, kad nesuprantam. Aiškiai identifikuojam skirtumus. Kitaip sakant, kad tai yra naujadaras, kad tai yra kažkas nesuprasto, nišinio, maža auditorija žmonių supranta, mažas kiekis žmonių turi tuos walletus, visus, kas ten MetaMask, kas Trust Wallet, kas dar kažką, kas ten exchange'uose laiko pinigus, nesaugu beje. tai turim ir tokius dalykus, bet man atrodo, kad o aš tikiu, kad ateis momentas, tik aišku, neįsivaizduoju už kiek metų, bet ateis momentas, kai Web3 technologijos tiesiog taps kasdienybė, mes to net nepajusim, tas seamlessness atsiras ir tada žmonės net nesuprasdami naudos Web3 solutionus, visus produktus ir paslaugas, nesuprasdami, kad tai yra iš Web3 industrijos atėjęs daiktas, bet jis pagerina būtent tą, ar tai saugumo zoną, ar privatumo momentą ir panašiai, arba visiškai duoda kitokią monetizacijos galimybę, bet kiek mes esam diskutavę irgi su kolegom ir taip toliau, tai kalbam visi čia apie tą mass adoption, kad čia jisai būtinas, kad labai dažnai sako, kad GameFi'us bus tas
toksai tiltas iš Web2 į Web3, nes tiesiog gamerių auditorija yra bene didžiausia, visi mes mylim žaidimus vienokią ar kitokią prasme, vienokį žaidimą ar kitokį. Ir yra va ta hipotezė, kad būtent žaidimai ir atves didžiausią user base į Web3, bet aš tiesiog manau, kad vėlgi tai yra žaidimai, yra daug daugiau negu žaidimai, yra vat, būtent finansiniai sprendimai, yra visokie cybersecurity protokolai, ta prasme, yra daug daugiau sričių, kur kūrimos technologijos yra būtent to industrijoje, nes mano nuomonė, vėlgi subjektyve, ten yra suteikiamos kitokios galimybės, daugiau laisvės inovuoti ir kurti dalykus, apie kuriuos galbūt pagalvojęs Web2, nebūtinai turėtum galimybę surinkti komandą, rinkti finansavimą ir panašiai, kad bent bandytum tą sukurti. Tai vat mano giliu įsitikinimu, kad kai tie sprendimai išvys dienos šviesą, bet per tą nežinau, iš tikrųjų, kaip lietuviškai tas seamlessness verstusi, bet tiesiog mes net nepajusim, kad atėjo sprendimai į mūsų rankas, į telefoną ar dar kažkur tai, ir kad tai iš tikrųjų yra iš Web3 atėjęs daiktas, sprendimas, funkcija ir taip toliau, va čia ir prasidės masinė adaptacija, kad mums nebereikės nei klausti, kas tas Web3 yra, nei suprasti, kas tai yra, tai tiesiog įvyks gražus perėjimas į mūsų industrijos susiliejimą su šiuolaikiniu pasauliu. Ne, čia labai geras pastebėjimas iš tikrųjų, aš manau, dėl to seamless, nes kai produktas yra geras, tai realiai, net svarbu, jis ten ar Web3, ar Web2, ar ant ko jis ten, žinai, yra ant Excelio pastatytas, jis, jeigu tau tinka, jis patogus, atlieka tam tikrą funkciją, tau norima. Elementarus pavyzdys. Mes einam į parduotuvę ar kažkur tai perkam kavos, mes priliečiam kortelę savo be kontaktą, mes labai suprantam, kaip tie pinigai nuskaičiuoti buvo. Nemanau. Tai lygiai tas pats yra su Web3. Kai mes darysim dalykus, liesim kortelę, dar kažką, tai ar nuskrisim į El Salvadorą ir su bitcoinu susimokėsim už kavą. Tai mes nesuprantam, kaip ta transakcija ten vyksta giliai kažkur tai. Tai kai tą momentą mes pasieksim, nebeklausinėsim, kas yra ir kodėl, tai čia ir bus tas mūsų mass adoption momentas, aš manau. Ok, labai įdomu šiaip. Bet aš norėčiau taip padaryti tokį šuolį nuo tokio mass adoption į tokį jūsų agentūrą. Ir kas mane iš tikrųjų labai žavi, tai yra būtent tas toksai bootstrapinimas ir gebėjimas jūsų įspūdingai greitai augti. Apie ką mes ir kalbėjome, ne? Net nepilni 3 mėnesiai, jau būrys komandos, jau ten kiek virš 150 000 sureizintų fondų klientam, tikriausiai ir daugiau dabar yra. 200. Žinai. Čia kelių dienų LinkedIn postas. Taip. Tai viskas vyksta taip greitai, taip staigiai ir nesinori man čia, aišku, žinai, klausimą sakyti, o tai kokia sėkmės formulė? Bet kas padėjo, tavo elgesyje, tavo veiksmuose, turėti tokį tikrai, įspūdingą augimą, ta prasme, tikrai. Aš sakyčiau, kad 2 dalykai, iš tikrųjų, nes manęs jau irgi, kaip aš ir rašiau vienam iš savo paskutinių postų, kai aš pirmą kartą paskelbiau, kokie mūsų augimo skaičiai, ir aš žiauriai daug pardavimo žmonių parašė ir klausė, kaip čia taip atsitiko, kodėl. Aš manau, kad iš vienos pusės galima visą tai priskirti dėl to, kad būtent Web3, nes augimo tempai čia yra nežmoniški. Kažkaip ir minėjau prieš tai, kas šiandien tinka, rytoj turbūt jau yra pasenę ir ant tiek greitai iš tikrųjų viskas super vystosi. Projektai steigėsi tokiu greičiu ir tikrai nėra tos mūsų, sakau, tradicinis suvokimas, kad ten įmonę steigti savaitę laiko, įdėti kažkokį ten pradinį kapitalą, dar kažką, kol ten tos sutartys gimstas, kad ne taip vyksta dalykai visiškai. Man ta laisvė ir tas lankstumas ir yra būtent pagrindinis žavesys. Bet aš įvardinčiau 2 dalykus. Aš kaip ir minėjau, aš Web3 esu kaip marketingistė daugiau negu 4 metai. Aš esu labai žmonių žmogus, taip sakant, people's person. Mėgsti kontaktus, mėgstu juos išlaikyti. Tai natūralu, kad per tos 4 metus pas mane neblogas networkas yra susidėjęs, susibildinęs ir smagu tai, kad tie žmonės, jie gali validuoti tavo sugebėjimus. Nes mes vėlgi, net ir iš marketingo psichologijos, net jeigu aš kalbu apie savo sugebėjimus, tai aš giriuosi. Jeigu kažkas apie mane kalba apie mano sugebėjimus, tai yra rekomendacija. Tai iš tos pusės tas ir suveikia iš tikrųjų, kad kiti kalbėdami apie mano sugebėjimus savo tinklams, savo žmonėms, kuriuos pažįsta,
jie tarsi va tave, va, taip, kaip čia, tarp eilučių tave rekomenduoja už tavo įgūdžius, tai automatiškai tai nusikelia ir tavo agentūrai. Faktas, kad pati pradžia buvo sunki, tu turi įrodyti savo sugebėjimus, va, būtent per tos pirmosius klientus ir jeigu jie pasiteisina, tai tu turi va tą konvejerį, efektą, tą greitesnį turiu omeny. Tai čia taip ir atsitiko, sunkiau sekėsi prisitraukti pirmus klientus, nes neturi ką dar parodyti, apart savo patirties, kad tu kaip asmuo, jau va, virš 4 metų dirbi, tikrai supranti, ką darai, bet dabar lipdai agentūrą ir tai yra komanda žmonių ir visa kita. Tai labai įdomus jausmas, kai Monika yra Web3 marketingistė, bet Caliber yra niekam nežinoma agentūra, nesvarbu, kad Monika ją veda į priekį. Tai toks įdomus momentas buvo, bet tikrai ką galiu pasakyti, tai kad žmonės atnešė tą sėkmę pagrindę, niekaip kitaip, nes vienas momentas su Web3 yra tas, kad visi žmonės, absoliučiai, ypatingai kas ilgiau sėdintys yra čia, visi yra įtarus. Mes viską įtarinėjom, nes industrija yra jauna, tu nežinai, ką ten paspausi, gal tau nusirps visus pinigus iš tavo Metamasko prijungus jį kažkur tai neaišku website, dar kažką, viskas yra tikrinama. Todėl rekomendacija yra daug stipriau negu mano cold emailas kažkam, tai ką aš pažįstu per kažką. Man reikia būtent tų žmonių, to kontaktų rato, kad jisai įrodytų mano sugebėjimus kitiems žmonėms, kurių man reikia, kad jie taptų mano klientais. Tai čia vienas momentas. Kitas dalykas, ką aš turbūt darau visiškai kitaip ir kuom aš didžiuojuosi ir man visiškai dėl to yra negaila, tai totalus atvirumas. Aš nedarau to bullshit kažkokio, tai kad pas mus yra 5 žmonės komandai fiziškai, bet aš sakau, kad aš turiu 30 ar ten dar kažkur, nes kažkur ten freelancerių yra ir aš galiu daugiau nusisamdyti ar dar ką. Ne, aš sakau, kaip yra. Mes specializuojamės, mes turim 5 vertikalės, mes nedarom visko. Aš visada šitą sakau, kai tik pradedu su naujų lydų pokalbį ir pradedu aiškinti, kad kuo mes galim padėti ir panašiai. Pirma, aišku, išklausai, kad kur jiem nesklandumai, gal kažkokie ar ko trūksta ir taip toliau, tada save tiesiog pristatai, tai pirma išklausimas ir tada aš pradedu visą laiką su to paprastu sakiniu, kad we're the agency that doesn't do it all. Pabrėžiu visą laiką doesn't. Nes nei aš noriu būti ta agentūra, kur daro ir web development, ir UX UI design, ir socialinių tinklų grafikos design, ir dar kažką ten strategija, ir taip auga sąrašas. Tai yra 5 sritis, mes juose specializuojamės, aš žinau, kad mes čia darom visą darbą kokybiškai. Jeigu jūsų iššūkiai marketinginiai patenka į šitos 5, valio, mes tikrai čia galim jums padėti, galim sudėlioti planą, pasiūlymą tuo labiau irgi ir visa kita. Plus visada pasidarom namų darbus, mes apsižiūrim projekto iki šiol vykdomą komunikaciją, kaip čia sakant, pinpointinam, kur yra kažkas biški negerai, kur mes kitaip darytume, kitaip sakant, grįžtam su tokiu išsamesniu pasiūlymu, negu kad tik čia yra kaina už tiek ir tiek mėnesių. Grįžtam su tokio, būtent padarytais namų darbais ir tada su pasiūlymu, kaip mes galėtume tai padėti pakeisti, plus mes jau galim parodyti savo case studies iš mūsų dabar esamų klientų. Tai aš manau, kad šitie 2 momentai, žmonių ratas, kurį aš subildinau per 4 virš metų, plus tas totalus atvirumas, kaip aš sakau, tas absolute honesty. Manau, kad ir yra mano raktas į šitą sėkmę su komanda, plus labai stipri gera komanda, nes absoliučiai visi yra patyrę Web3 arba labai alkani tos bazės, ką turi Web3 užauginti dar daugiau. O kodėl tas honesty visas momentas, tai netgi turiu labai gerą pavyzdį. 2 dienų senumo, užvakar turėjau pokalbį su potencialiu klientu, pasakė tikslus, kurie yra jiems iškelti listingo menedžerių iš exchange'ų ir to pačiu Launchpado platformų. Aš pakalbėjau su komanda ir aš parašiau tam potencialiam klientui, kad atleiskit, aš negaliu jums pateikti pasiūlymo, nes tai, ko jūs prašot, yra neįmanoma padaryti kokybiškais metodais, nedarant kažkokio tai dirty work, nebotinant jūsų Twitterio ir panašiai, ir aš už tai nepasirašau. Tai sakau, atleiskit, aš jums negalėsiu pateikti pasiūlymo. Aš kaip supratau, jie buvo tiek sužavėti, kad parašė, kad I love the honesty, ačiū už tokį būtent tą žestą, kad net nesiruošėt daryti kažkokio tai ir sakyti, kad jūs galite tai padaryti. Sako, čia yra žiauriai retas dalykas šito industrijai, pašnekam, kaip kitaip jūs galite mums padėti. Tai man tai yra absoliutus įrodymas, kad tai, kaip aš parduodu mūsų agentūros paslaugas ir kaip mes save pristatom, yra geriausias kelias, ką aš ir galėjau pagalvoti ir pasirinkti. Tai aš manyčiau, kad šitie 2 momentai iki šiol viską ir mums čia, dar net nesant 3 mėnesiams agentūrai suėjus, bet kaip mus gerai neša.
Ir čia skamba kaip labai gera ir long-terminė strategija, Taip. ypač žinant tą trust svarbą ir tą pasitikėjimo ir to bendrai, brando overall, tokiu požiūriu, kad kiek yra stiprus brandas ir asmeninis brandas, bet kartu ir stiprina tą kompanijos brandą. O kalbant apie lydus, kurie ateina iki agentūros ir kuo, pavyzdžiui, skiriasi, arba galbūt irgi kuo panašus yra tas toksai, pritraukimas klientų, vis tiek Web3 negu, sakykime, lyginant su klasikiniu marketingu, su kuriuo irgi turi daug patirties ir aš manau, kad esi puikus žmogus, puikioje pozicijoje palyginti, ar ne? Taip. Ir iš ten labai tai praktiškai. Tai man atrodo, kad aš šiaip esu pati labai nustebus, bet Web3 viskas tiesiog vyksta greičiau. Jeigu aš esu dirbusi Web2 agentūroje irgi ir yra tekę kalbėti su daug klientų, net ne iš agentūrinės perspektyvos, bet tiesiog iš programatiko, pavyzdžiui, perspektyvos irgi labai ilgas procesas yra pardavimo. Neužtenka vieno ten to intro skambučio arba to discovery call, tu eini toliau, ten gilinėsi dar į poreikius, grįžti su pasiūlymu, tada dar kartą užtvirtinimu arba ten kažkoksai ten debatų skambutis ir taip toliau. Labai ilgas procesas Web2 yra pačio pardavimo. Web3 yra kažkas, wow, vieną skambutį atėjai, pasidarai tą introductory call, pasirodai pats, aišku, nebent kita pusė ten išjungus kamerą, nes nenori, ten dar kažką, aš tai visada įsijungiu, man tiesiog tai yra kertinis momentas, to labiau aš parodau, kad aš esu atvira ir visa kita, tai man asmeniškai nuo to tai geriau. Tai per pirmą skambutį visą laiką įvyksta mano, aš daug klausiu, kur aš galiu padėti, kur jūs šiuo metu jaučiat, kad jūsų yra marketinginiai kažkokie tai iššūkiai, ar jūs neturit resursų, ar jūs jaučiat, kad tai, ką jūs, pavyzdžiui, kaip naratyvą esat užsibrėžę, jums neveikia. Kokios yra tos problemos ir tiesiog taip, kaip jie supranta, aš jiems leidžiu išsipasakot. Tada ateina to skambučio ta antra dalis, kur aš jau tada papasakoju, ką mes veikiam, nebent aš girdžiu, kad iš karto, kad mes negalim padėti. Bet kol kas nėra tai buvę, vis tiek kažkokią vieną nišą išgirstu, kad iš tų 5 vertikalių mes galim jiems padengti. Tai visą laiką tas pirmas skambutis baigėsi tuo, kad aš sakau, už kiek laiko, per kiek laiko mes galim grįžti su tais namų darbais ir pasiūlymu, kad ką mūsų komanda gali, kuo jums padėti. Aš visą laiką ir tą pabrėžiu, kad tai yra pagalba. Aš nenoriu čia pardavimo įvykdyti, nenoriu kontrakto pasirašyti, aš noriu padėti nuoširdžiai. Nes iš mano supratimu, kripto industrija turi šitokį toksinį momentą, kad būtent visi tie exchange'ai, kurie listina tokenus, tie patys launchpadai, jie stumia kartais į kampą projektus, ypatingai jaunus, pasakydami, kad kol jūs nesurinksit savo Twitter'e 100 followerių, mes jūs net nekreipsim dėmesio. Nesvarbu, kas už to 100 stovi. Gali būti botai, gali būti original žmonės, ta prasme, autentika ir visa kita, bet jie net nesigilina, jiems esmė yra skaičius. Ir tai automatiškai stumia į kampą visus projektus, kad jie pradeda eiti link tų pigių sprendimų, kurie tą momentą ten ploja katučių, kaip faina pasiekėm ten tos followers, apsiskelbė, kad kiek čia Twitter'e pasiekėm ir visa kita, bet kažkaip tai long termų, kai tu nusileidai jų turinį, tas 100 followerio, laikų kaip 5, tai 5. Tai tas momentas mane veda iš proto ir vienas iš momentų ir yra, kad kai aš kalbuosi su projektais, aš jiems automatiškai aiškinu, kad mes nesam fanai šitų dalykų ir mano noras yra įskiepyti gerus marketing fundamentals, nes agentūra irgi nėra forever dalykas, irgi yra momentas, kada mes tiesiog atsitraukiam, nes mes perdavėm visą savo gerąją praktiką. Anksčiau ar vėliau projektas nusisamdo in-house komandą, irgi, kuri tiesiog laiko perspektyvai yra pigesnis dalykas. Ta momentu jie neturi, tada mes galim ateiti ir padėti. Mes paruošiam dirbą ir užleidžiam vietą vidiniai komandai. Tai yra natūralus procesas ir su to net nereikia ginčytis ar kovoti kažkaip tai. Tai man atrodo tiesiog, kad kai industrija irgi nustos tokius dalykus daryti ir mes suprasim, kad marketingas yra here to stay, o ne kad tai yra tiesiog fake burbulo putimas ir vardant to tik tais, kad tas tokenas atsirastų kažkokiam tai markete, bet vėlgi kas iš to, jeigu tu turi ten, tarkim, tą 100 skaičiukų, bet price actiono tai nesukels, demando tokenui tai nesukels. Tai man nesiklijuoja labai šitie dalykai ir aš tokia turiu asmeninę kovą užsibrėžusi, kad, eidama, vis lendindama klientą po kliento, viena iš vietų, kurią aš bandysiu su komanda pataisyti, tai būtent per tą gerųjų marketingo praktikų įdiegimą jiems ir paaiškinimą, kodėl tai reikia daryti. Šiaip nustebusi buvau, kad ne vienas projektas supranta labai puikiai, kad jie yra tiesiog įstumti į tokią klavietę ir neturi kur dėtis. Ir jie patys man sako, mes suprantam, mes žinom, bet
mūsų ten koks nors Baibitas nepalistins, jeigu mes vat neturėsim tų skaičių, ten OKX-as į mus net nežiūrės, jeigu neturėsim tų skaičių. Tai yra ir liūdnų dalykų marketingė čia šitoj vietoj, bet vat, kas liečia vat lendinant tuos klientus, tai aš manau, kad tas lankstumas tai daryti, vat grįžimas su to vat proposalu, kuris yra honest visiškai ir su tam tikru, ne tai kad guidebooku, bet mes automatiškai pateikiam savo įžvalgas ir tada, o ką mes darytume toliau? Tai va čia yra mano antras dažniausiai skambutis, arba net ir to antro net nereikia. Aš į Telegramo chatą atidarytą nusiunčiu šitą mūsų pasiūlymą, jiems užtenka jį pasižiūrėti, jeigu neturi klausimų, dažniausiai būna gerai darom. Ir viskas. Tai va tas va žmonių lankstumas ir paprastumas man yra už viską maloniau, nes aš gyvenime esu turėjus kokius 4 metus patirties kartu sudėjus sėdėjimo biurokratinėse įstaigose. Aš labai gerai žinau, kas yra viešieji pirkimai, kaip ten reikia tušinukų krūvą nusipirkti už valstybinį biudžetą ir taip toliau. Nieko nėra baisiau kaip dirbtinis stagnavimas ir stabdymas, tiesiog dėl to, kad yra kažkokia krūva taisyklių, kurias reikia atitikti. Tai man buvimas Web3 iš tos perspektyvos yra totali atgaiva. Ir greitis čia yra neapsakomas, tik ne visiems, tikrai ne visiems, galiu pasakyti, bet aš pati, kai prisipažinsiu su darboholikė, man patinka labai, aš mėgstu daug ir sunkiai dirbti, tai man čia yra ideali terpė, absoliučiai. Tai labai kviečiu žmonės, kurie, ar marketingistų mums trūksta beje, labai. Tai jeigu yra noro įlysti į greitai besisukančią erdvę, tai labai kviečiu prisijungti. Aš iš tikrųjų žaviuosi ir įkvepia tavo pavyzdys ir energija ir veržlumas ir tikrai geras jausmas matyti žmogų, kuris tikrai yra ten, kur turi būti. Tai jaučiuosi tai pagaliau po daug metų. Tai va, tuo tikrai galima nepasidžiaugti ir aš tikrai linkiu išlaikyti tą atvirumą ir toliau didinti tą energiją ir plėsti ir žiūrėk, ne už 3 mėnesių, bet už 3 metų gal pamatysim iš vis dar fantastišką didesnį progresą. Labai tikiuosi to, siekiu to, tai ačiū labai. Ačiū už pokalbį. Ačiū tau.